Mėly broliai ir seserys, kam reikalingas pamokslas, kam reikalingas sekmadieninis susitikimas? Juk mūsų susitikimas, jis nėra šiaip savo primestas kažkokios pareigos ir net ne bažnyčios įsakymo pagrindas yra, kuris žinom, kad sekmadieniais dalyvauk šventosiuose mišiuose. Bet už to stovi ir tas pagrindas, ir tas įsakymas yra įžodintas ir kyla iš Jėzaus kvietimo. Štai prie šito altoriaus patylėjimo metu Jėzaus žodžiai skamba tau ir man. Imk ir valgyk, kad turėtum jėgų tikėti. Imk ir valgyk, kad turėtum drąsos susigrumti su sunkumais, kurių daugiau ar mažiau kiekvienas turim. Imk ir valgyk, kad norėtum būti, išlikti draugystėj su manim. Va iš čia kyla tas kvietimas sekmadieniais susirinkti kaip tikinčiųjų bendruomeniai. Ir ateina tie, kurie trokšta ir nori, kurie savo širdį kažkokiu būdu ieško. Kartais tai yra kaip prasmės ieškojimas, kartais ateinam prašyti sveikatos, kartais aiškumo, o kartais tiesiog kaip paprastas žmogus paklaustas, o kodėl tu eini į bažnyčią, jis sako, aš nežinau, bet žinau vieną dalyką, kad pabuvus ten išėjus kažkaip man ant širdies geriau. Ir atrodytų, nei pridėsi, nei atimsi, jis tiesiog turi patirtį, kurios niekada neatiduos. Jis žino, kas nutinka su jo širdim, kai ateina į maldos vietą. Ir mes lygiai taip pat susirinkę skaitom šventą raštą, Dievo žodį, kuris galėtumėm sakyti, kaip ta šviesa, kurioje dabar esam, stengiasi padėti mums suvokti ir suprasti, kas vyksta mūsų gyvenime, atpažinti, kas gera, kas bloga, kas išmintinga, ką reikia saugoti, ką reikia tiesiog išmesti. Ir štai šiandien pirmasis skaitinys kalba apie Mozę, kuris susiduria su problema. Šalia esantys žmonės, kuriuos jis išvedė iš vergovės, įtarė, kad jis yra piktybinis žmogus, kad jis tyčia, liaudiškai kalbant, specialiai jiem kenkia. Juk skaitinį labai aiškiai parašyta, jis skundžiasi Dievui, Dieve, šitie žmonės ruošiasi akmenim mane užmėtyti. Jie murma tarpusavį ir sustokim ties paprastų paaiškinimų, ką reiškia murmėti. Žmogus patiria kažkokį nepatogumą ir jis pradeda garsiai sakyti, matai, kažkas tyčia specialiai mums padarė taip. Ir šalia esantis žmogus žinoma pritarė, taip. Tyčia specialiai žinoma, tas žmogus arba ta grupė žmonių yra piktybiški. Ir jeigu tokių žmonių grupė yra didelė, tai susidaro murmėjimas, kuris užauga iki neapykantos. Argi nepanašiai mes matom šiuo metu mūsų tautoj? Jeigu užtenka vienokios kažkokios smulkmenos, tikros arba įsivaizduojamos ir prasideda murmėjimas, visiškai jau nebeskiriant, visi tokie, visos tokios ir taip toliau. Ir Dievo žodis sako, žiūrėk, jeigu širdis įsileidžia į murmėjimą, jeigu neturi kantrybės ir neturi tiesos, nebus gerai. Vadinasi, žmonių grupė, žmogus arba, tarkim, didelė žmonių grupė, tučto jau liaudiškai kalbant prisidirbs ir pridirbs. Prisidirbs ir pridirbs. Todėl Jėzus labai aiškiai sako, kad Dievą reikia garbinti, jo tėvą reikia garbinti tiesa ir dvasia. Kas yra tiesa? Kiekvienas iš mūsų suvokiam ir suprantam, kad tikrovė yra tokia, kokia ji yra, tačiau aš ir tu matom tą tikrovę, ne iškart tokia, kokia ji yra, o tokio, kokios būklės yra mano ir tavo širdis. Kaip mama mato savo vaiką? Labai gražiai, todėl kad myli. Kaip gatvės draugas, kuriam nepatinka šitas vaikas, mato tą patį vaiką? Labai negražiai. Ar vaikas pasikeitė? Ne. Bet širdies būklė, kuri žiūri į tą patį vaiką, mato skirtingai. Ir Dievas labai aiškiai sako, kad
Mano ir tavo širdies būklė yra be galo svarbi. Štai kodėl kiekvieną kartą pradėdami šventąsias mišias mes ir klausim savęs, ar žiūrint į praėjusios savaitės įvykius, aš ir tu dar atpažįstam Dievo ir kitų žmonių gerumą. Jeigu neatpažįstu, vadinasi, turiu tiek daug drumzlių savo širdį, kad nebematau šito gerumo. O juk Dievas perspėja, kad jeigu nebematau gerumo Dievo ir kitų žmonių, laiko klausimas, kada aš pradėsiu murmėti. Ir šitas murmėjimas pritrauks kitus murmančius ir galiausiai mes apkaltinsim Dievą ar kitus žmonės arba visus žmonės. Štai kodėl, mėly broliai ir seserys, nepaprastai svarbu yra suvokti ir suprasti, kas vyksta mūsų maldos metu. Dievas duoda mums šviesos ir klausia, o ką aš ir tu matau savo širdyje? Kaimynuose gyvena maža mergaitė, kuri yra labai guvi, kaip ir paprastai vaikai būna, vis lakstanti, besidžiaugianti, vis tyrinėjanti pasaulį. Ir grinai už tvoros gyvena senas žmogus, kuris išėjęs sėdi terasoje, supama krėsle ir vis taip supasi ir vis žiūri į vieną tašką, o ten kažkur. Mergaitė stebi, kaip jis tiesiog beveik tik juda tas krėslas, o jo žvilgsnis nesikeičia. Vieną dieną, antrą dieną, trečią dieną, galiausiai jai tampa įdomu, jie atėjus pasisveikinus ir klausia, o kur jūs žiūrit, sako, aš jau 3 dienas žiūriu, kad jūs žiūrite kažką, aš vis stebiu ten kažkur ir nieko nematau. Ir šyptelėjęs senas žmogus sako, aš žiūriu į niekur. Aš tiesiog savo mintyse galvoju, yra Dievas ar nėra. Ir stengiuosi niekur nežiūrėti. Nusijuokė mergaitė labai skambiai, vaikiškai ir sako, o kaip tu nematai Dievo? Man mama labai aiškiai paaiškino ir aš matau jį. Mama man pasakė, kad sako, žiūrėk į gėlės žiedą, žiūrėk į vaiko, draugų šypseną, žiūrėk į spindinčią saulę, žiūrėk ir pajausk vėją ir tu pamatysi Dievo gerumą. Ir sako, jeigu tu nematai, vadinasi, tu esi užsimerkus. Ir ta maža mergaitė klausia, o ar tavo širdis nėra užsimerkus, kad nematai Dievo gerumo? Ką galima būtų bepridėti prie tokios mergaitės paliudijimo? Nieko. Galėtumėm tik tai mes, aš, tu, kas sekmadienį pasitikrinti, ar mano ir tavo širdis nėra užsimerkusi, ar matau ir ką matau. Galbūt matau, vadinkim, kaip tie izraelitai išvesti iš Egipto nelaisvės, tik tai, dėl ko gali murmėti, kas negerai tas ir anas, kad sutuoktinis netoks, kad vaikai netokie, kad valdžia, ką jau ten ir taip toliau. Ką matau, ką tu matai? Štai vienas senas vyras, jau amžiuje, turi labai daug pretenzijų, kad labai gerai išmano meną. Ir reikia, nereikia, jis visada sako savo nuomonę. Ir atėjo laikas, kai jo regėjimas labai stipriai sumažėjo. Jis niekam nesako. Ir vieną dieną kartu su draugų kompanija ir žmona nueina į muziejų. Bet kaip nutinka, kai regėjimas pasilpsta, nepastebėjęs vieno laiptelio, jis tiesiog suklumpa. Ir ne tik suklumpa, nukrinta jo akiniai, tie patys sudūžta. Tačiau įėjęs į tą muziejų ir žiūrėdamas, matydamas įvairius paveikslus, jis iš tikrųjų niekaip negali atsispirti pagundai vis kritikuoti, vis sakyti. Sustoja ties vienu paveikslu ir iš tikrųjų sako, kaip keista. Rėmai kaip ir gražus, tačiau tai, kas yra nupiešta, taip bjauriai, kažkokia beformė masė. Iš tikrųjų, ką galvojo tas iš tikrųjų dailininkas, kuris nupiešia, tai didžiulė nepagarba žiūrovams.
Žmona neištvėrusi prieina arčiau ir sako: brangusis, tu žiūri į veidrodį. Tu žiūri į veidrodį. Sakykit, mėly broliai ir seserys, o jeigu murmančio žmogaus akys yra kaip to vyro, žiūriu į save veidrodį, tačiau nematau, kad tai yra mano atvaizdas. Ir keikiu iš tikrųjų susirietęs visa, kas įmanoma. Štai kodėl, mėly broliai ir seserys, prisiminkim, kitoj vietoj Jėzus sako: tiesa padarys jūs laisvos. Štai kodėl Dievas kiekvieną sekmadienį, kai susirenkam, klausia kiekvieno iš mūsų: kaip aš ir tu matom tą tiesą? Ar ta tiesa išlaisvina mus? Ar suteikia mums drąsos? Ar iš tikrųjų girdim tą kvietimą: ateik, pasisotink, ateik, pasistiprink, ateik, priminsiu tau, kas tu esi. Štai kodėl, mėly broliai ir seserys, šiandien melsdamiesi mes ir prašom: Dieve, duok mums drąsos, kad mes būtume tie žmonės, iš kurių širdies kyla gyvojo vandens srovės. Jėzus labai aiškiai sako: jeigu tikėsi, jeigu leisi Dievui veikti savo gyvenime, ten iš tavo širdies kils didžiulė iš tikrųjų gyvojo vandens srovė, kuri galės pamaitinti daugelį žmonių. Pabaigai vienas tiesiog paprastas paliudijimas. Štai viena moteris gyvena ne tai kaime, bet tokiam nedideliam miestelė, ir visą gyvenimą jos durys yra atidarytos visiems. Vyras miręs, vaikai jau beveik užauginti, ir visi, kas ateina, visi vis gauna. Ten lankosi ir pijokėliai, taip vadinami, ten lankosi iš tikrųjų ir žmonės, kuriem reikalinga pagalba, kuriam reikia tiesiog išklausimo ir kitų dalykų, ji turi nadingas rankas pagelbsti visiems. Vaikai, matydami, kaip ji dosniai dalyjasi viskuo, sako: nu mama, tu pataupyk. Į tai mama, žiūrėdama su didelė šypsena, turėjo labai šviesų veidą, vis sakydavo: vaikeli, pasakyk, ko tau trūksta, ir aš gausiu tai. Ir šitie žodžiai visada, kaip vaikai liudija, nuginkluodavo. Sako, pagalvodavo: nu nieko mums netrūksta. Bet tas noras iš tikrųjų apriboti mamos širdį buvo kažkodėl, nes mums atrodė, kad kuo ji bus geresnė, tuo bus blogiau. Po to jau mirus mamai, kai laidotuvėse susirenka visas kaimas ir apylinkės ir liudija, kiek daug gerų ir gražių dalykų buvo patirta per jos mylinčią širdį. Sako, tik užantspaudavo ir leido mums suvokti ir suprasti, kad tas troškimas nebuvo iš meilės, kad ji būtų siauresnė mamos širdis. Jis kilo iš mūsų baimės, nes mes galvojom, kad jai pačiai gali pritrūkti. O juk, mėly broliai ir seserys, ji patyrė tai, ką tik girdėjome Evangelijoje. Iš jo širdies plūs gyvojo vandens srovės. Ir tos srovės užteks visiems. Sakykit, mėly broliai ir seserys, ar norėtum tu, ar norėčiau aš turėti tokią širdį mylinčią, kur Dievas tiesiog ištirpintų tą širdies šaltuką ir padarytų mus labiau mylinčiais. Juk kuo labiau gniaužiam savo saujų į smėlį, tuo jis greičiau byra. Kuo daugiau iš tikrųjų norim sulaikyti savo, tuo dažniausiai tai net nebedžiugina mūsų pačių. Kiek reikėtų tokių žodžių mums, mūsų miestelė? Kiek reikėtų vienam ar kitam kaime tokių žmonių, kad mums visiems, nepaisant sudėtingų aplinkybių, būtų šviesiau ir geriau? Štai apie ką kalba Dievas. Štai kodėl kas sekmadienį susirinkę ir prašom: Dieve, atgaivink mūsų širdį, išgydyk, jeigu ji yra sužeista kitų žmonių nedėkingumo ar piktumo. Dieve, duok mums drąsos, jeigu jau nusiminėm ir liūdesys įslinko į širdį. Dieve, pamaitink ir padrąsink,
jeigu iš tikrųjų arba leisk man patirti ir pamatyti tavo gerumą, kad patikėčiau, jog tai, ką tu sakai, nėra poezija, tai yra tikrovė ir tai yra tavo jėga. Tad, mėly broliai ir seserys, susirinkę mes nešvaistom laiko, bet priešingai kalbame su Dievu, kad iš maldos ir buvimo kartu išeitume apsisprendę turėti širdis, kuriuose Dievas gali pamaitinti ir atgaivinti daugelį žmonių. Amen.